Sveiki. Sveiki. Ralio žinių. Žiūrovai. Su jumis mano kolega Emilija. Ir Donatas. Visi mokiniai, mokytojai ir mokyklos darbuotojai buvo raginami atnešti maisto Jonavos beglobiams gyvūnams. Vasario 8 dieną mūsų mokinių taryba vyko į veterinarijos kliniką VetPet, kurioje pristatė netgi 2 savaitės rinktą maistą gyvūnėliams. Tikimės, jog jie liko laimingi. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, kiek šiuo metu pas jūs yra gyvūnų? Gydyklose yra šiuo metu 3 šuneliai, pas laikinus globėjus 2. Ir katinėlis, katytė viena yra gydykloje ir globoje dar viena. Ir dar yra dovanojimo berods 3 katytės tiesiog iš namų, patys šeimininkai ieško namų, tai padedam su skelbimais. Tai maždaug. Ar daug reikalauja dėmesio prižiūrėti, pamaitinti, gal nuprausti visi šie gyvūnėliai? Be abejo, dėmesio daug reikalauja ir kas be ko pastangų. Žinoma, pagrindinis, kas liečia priežiūrą, atitenka veterinaram. Jeigu bus įdomu, galės net veterinarė Vaida papasakoti. Kadangi gan dažnai tai būna ligoti gyvūnėliai atvyksta, tad jiems reikalinga kažkokios net paslaugos specialios, sužaloti kas be ko. Ir be abejo yra tokie elementariausi dalykai kaip blusos, kirmelės, kur vėlgi didesnioji dalis tenka veterinaro pastangoms. Daug dėmesio, daug kantrybės reikia, kadangi vėlgi gyvūnai gan dažnai turi karčios patirties su žmogumi. Tai vėlgi reikia rasti tą kelią, kaip prie jo prieiti, kaip jam padėti pažinti tą kitokį bendravimą su žmogumi. Tai vėlgi, kai gyvūnas būna gydyklose, tai veterinarai savo ruoštų daro labai daug to klausimų ir ne tik gydo, kaip matot, bet netgi padeda socializaciją. Kiek jau laiko užsiimate šią veiklą? Oi, asmeniškai aš kažkur 9 metai, kiti bendraminčiai, kas daugiau, kas mažiau, bet tikrai geras 10-metis ir daugiau, kai Lietuvoje visą tai įgavę pagreitį, būtent gyvūnų globos srityje. Anksčiau būdavo kažkokie pavieniai gelbėtojai, dabar visą tai rutuliojasi į organizacijas, savitarpio pagalbą, tarp organizacijų, tarp pavienių globotojų. Ačiū Jums labai ir linkime sėkmės ir toliau. Jums labai visiems ačiū, labai daug dovanėlių čia mums atvežėte ir tai tikrai labai didelė pagalba mums. Be galo esam dėkingi už dėmesį, už pastangas padėti. Ačiū Jums. Antradienį mūsų mokykloje vyko užgavėnės. Pirmos pamokos metu mūsų mokinys linksmino persirengėliai, prašydami maisto, pinigų bei šokdindami mokytojas. Mes iš delno būrėm. Gerai, čia viskas. Valsiukas. Gerai. Prašau, aš buvau kažkas. Šokdyną, reikia pabandyti visą. Po 3 pamokų mūsų mokyklos kieme buvo deginama morė bei vyko žūtbūtinė kova tarp lašininio ir kanapinio. Džiaugiamės, jog tradiciškai šią kovą laimėjo kanapinis, o tai reiškia, jog pavasaris jau ne už kalnų.
Taip pat per ilgąją pertrauką vyko blynų konkursas. Jame dalyvavo 1-4 klasės. Pirmąją vietą laimėjo 1A, antrąją vietą 2E, o trečią vietą laimėjo 2A. Kaip čia paprastai? Sveiki visi. Turėtų būti geras, nes jūsų klasė užėmė 2 vietą už gavėniškiausią blyną organizuojamą mūsų tarybos konkurse. Taigi sveikinimai jums! Kviečiu atsirinkti klasėje už dalyvavimą už gavėniškiausio blyno konkurse. Taigi plojimai jums nuo mokinių tarybos ir tam galėčiau perduoti. Trečiadienį vyko tradicinės 3x3 krepšinio varžybos, kuriuose dalyvavo netgi 6 komandos. Na, o šią savaitę vyks šių varžybų finalas. Tad atvykime palaikyti savus ir išsiaiškinkime, kuri komanda yra stipriausia. Taip pat nepamirškite įsijungti sekmadienį Radio Mes ir pasiklausyti ralio žinių 7 val. Vakare. Nepamirškite. Su jumis buvo ralio žinios. Linkime geros savaitės. Tad spauskime patinka ir dalinkimės.